Sveiki, mėlyjeji. Šiandien praktika bus rankom, pečių atpalaidavimui, išsiskleidimui krūtinės ir aišku gerai nuotaikai. Jeigu turite svarelius po kilogramą, tai rekomenduočiau paimti ir daryti kartu arba galima ir be svarelių. Taigi rankos ant šlaunų galite daryti atsistoję arba atsisėdę ant kėdės. Ir mes pradedam sukti pečius. Aha, atgal. Kol kas rankos prilaiko mūsų riešus, neleidžiam. Ir į kitą pusę sukam. Aha, nori kūnas padėti, bet kol kas tik tai pečius. Labai gerai. Ir dabar jau leidžiam. Rankas įdarbinam. Ir visą kūną truputėlį apšildom. Ir atgal. Ir leidžiam visiškai sąnariniam darbui. Alkūnėse, riešuose, pečiuose ir krūtinė jau įsidarbina ir dabar dar dubenį. Jeigu sėdite ant kėdės ar stovite, dar geriau. Ir dar kartelį. Plastiškumo šiek tiek tekėjimą padarom. Labai gerai. Ir dabar visas dėmesys bus į sąnarį. Ir mes jį atpalaiduosim. Arba sėdėm ant kėdės, arba tokioj pozicijoje, kad ranka išliktų tiesi, laisvai riešas laiko svarelį. Ir visas dėmesys ranka kaip virvė ir sąnarinė galvutė labai lengvai supasi. Niekur neskubam, tada keičiam kryptį. Namuose galima daryti truputėlį ilgiau, kol pajausit, kol atsipalaiduos. Pradės sąnarinis skystis gamintis. Ir sukam. Taip, visiškai ranka paleista be kontrolės. Ir į kitą pusę. Ir pabandysim su kita ranka. Kartosim. Kad jums geriau matytųsi. Čia svarbu tiesią nugarą išlaikyti. Ir šiek tiek remiamės. Ir aha, jaučiu, kad visiškai atsipalaiduoja galvutė. Aha. Ir svarbu visom kryptim. Ir ratuką darom ir jaučiu, kaip čia dirba. Ir galiu dar sulėtint, kuo lėčiau darysit, tuo bus geresnis tepimas viso sąnario. Va, labai gerai. Ir dabar truputėlį dar išsukam pečius ir į kitą pusę ir šiek tiek pakeliam į viršų ir žemyn. Ir dar vieną kartą pakeliam žemyn. Ir paskutinį kartą žemyn. O dabar išplečiam galvutės, paleidžiam. Išplečiam, raktikauliai plečiasi, paleidžiam. Išplečiam ir dar išsukam žastus, viršugalvis kyla į viršų. Ir dar kartelį išplečiam, išsukam žastus, viršugalvis kyla į viršų. Labai gerai. Ir pakaitom išsukam dešinį žastą, paleidžiam. Kairį žastą, paleidžiam. Ir darom labai švelniai, kol jaučiam, kad atsipalaiduoja viena pusė, kita pusė ir paleidžiam. Čia akcentuojam į paleidimą. Išsukau žastą, paleidžiu. O kai laikau hanteliuką, neduoda judėti riešui. Dirba tik tai žastas. Taip. Pečiai atpalaiduoti, žasto galvutė daro mikro judesį. Labai gerai. Ir jaučiam tokią šilumą. Įkvepiam per krūtinkaulius, ilginam alkūnės ilgį, išsukam žastus. Ir su įkvėpimu jaučiam, kaip priekiniai šonkauliai slysta žemyn, o raktikauliai dar kartelį su iškvėpimu išsiplečia. Ir dar kartelį įkvepiam šonkauliai žemyn ir čia dar išplečiam, dar erdvė atsidaro. Ir tęsime ant kilimėlio. Gulam ant šono, svarelį kur nors netoli pasidedam ir svarbu
kojos 90, kelias ant kelio. Taip. Ir čia galima pasidėti pagalvėlę arba galva ant grindų, ranka ant rankos. Ir išilginam viršugalvį tolyn, sėdinkaulius tolyn, tarsi už nugaros sieną. Ir su iškvėpimu traukiam rankos viršumi tolyn ir kelias lygiai taip pat slysta tolyn. Ir iškvepiam toks kaip rastas gaunasi, vyniojasi kūnas. Taip, darom dabar po 3 kartus, namuose galim iki 10 kartų. Ir dabar sukeičiam kryptį. Ranka važiuoja link kūno, o kelias į priešingą pusę. Ir čia mes masažuojam visą stuburą. Įstrižai eina judesys ir kaip kirmėlytės stuburas išsiilgina į priešingas pusės, toks pasiražymas vidinės ir sustoja. Ir čia dabar kitam pratimui jau galim prilaikyti ranką, galva stuburo tęsinys. Ir ranka kita kyla į viršų. Ir dabar sukame žastą į vidų, į išorę. Tik tai žastas sukasi. Ir dabar dar pridedam krūtininę dalį. Pasižiūrim į viršų ir žemyn. Į viršų. Dubuo stabilus, sukasi krūtininė stuburo dalis ir žastas. Ir pasiemam svarelį. Ir dabar mentis kaip liftas. Nuleidžiu mentį žemyn ir išilginu į viršų. Nuleidžiu, išilginu. Mentis važinėja palei nugarą. Irgi galiu daryti iki 10 kartų. Ir keisim puses. Atsigulu ant kilimėlio ir dabar įkvepiu, iškvepiu. Ir galiu prajaust savo kairę pusę ir dešinę pusę. Matysiu, kaip viena pusė grimsta, tokia atsipalaidavus, kaip vanduo, tarsi bėga į žemę, susigeria, gramzdinasi. O kita pusė visai kitokia. Tai dabar viską darom į kitą pusę. Taip, dabar aš vėlgi noriu jūs matyti. Vėl rankos viena ant kitos. 90, kelias ant kelio, dubens kaulas ant dubens kaulo. Viskas labai tiesiai, galima pagalvėlę. Ir su iškvėpimu slysta kelias ir ranka. Ir grįžtam. Ir čia iškvepiam, sukasi ir krūtininė stuburo dalis. Žadinam visą stuburą, kaip rastas kūnas. Tarsi vartosi žemyn ir į viršų. O dabar bus triki mūsų protui. Rankytė važiuoja į priekį, kelias atgal. Ir čia mes jau naujas neuronų jungtis kūrėm. Nes jeigu darom pirmą kartą, tai čia smegenys tiesiog šokinėja. Nes tai nėra paprasta sujungti vieną, bet labai naudingas stuburui. Jisai išsilanksto į visas puses, aktyvuojasi. Labai gerai. Ir tada jau galim komfortiškiau daryti, ranka po galva, galva stuburo tęsinys, išsiilginam. Taip, jaučiam, kad čia yra vietos. Taip. Ir dabar žastą sukam į vidų, į išorę. Labai lengvai. Ir pridedam dar krūtininį sukimąsi su iškvėpimu. Į grindis galva sukasi, į lubas. Jeigu reikia, čia irgi gali būti pagalvėlė padėta. Iškvepiam, įkvepiam. Ir dar kartelį. Ir imsim dabar svarelį. Ir darysim mentės liftą. Vėl išsiilginom. Ir leidžiam mentį žemyn ir tarsi ištraukiam save. Į viršų ir paleidžiam žemyn. Ir jaučiam, kaip mentis artėja link stuburo vidurio, kaip durys stumdomos. Labai gerai. Ir dar kartelį. Puikiai. Ir svarelių nebereikės.
Ir kiti pratimai jau bus ant kilimėlio. Ir dabar pagrindinė padėtis. Jaučiam dubenį, kaip dubuo slysta žemyn su iškvėpimu. Jaučiam savo pėdutės. Pėdutės slysta kaip į šiltą smėlį. Įkvėpiam į krūtinę ir grimsta šonkauliai žemyn. Ir rankos lieka ant dubens. Ir įkvepiam per sėdinkaulius, aktyvuojam dubens dugną, su įkvėpimu ilginam kiekvieną stuburo slankstelį, iškvepiam per viršugalvį, ilgėjam. Ir dar kartelį įkvepiam, išilgėjom, iškvepiam. Ir lygiai taip pat sukam šlaunis į išorę ir jaučiam, kaip sėdinkauliai susiveda. Ir aktyvuojam šiek tiek dubens dugną. Suvedam, paleidžiam kelis kartus. Labai gerai. Ir šlaunis taip pat sukasi į išorę. Ir sustojam. Ir ilginam bambą įstrižai iki dešinio sėdinkaulio kairio peties. Išsiilginam įstrižai. Ir į kitą pusę prajaučiam, kaip ilgėja korpusas. Ir juosmeninė dalis taip pat ilgėja. Ir dar kartelį jaučiam dar pailgėjusią visą nugarą. Ir dabar įkvepiam per raktikaulius, ilgėja alkūnės ir išsukam žastus. Ir dabar por vieną žastą suksim kairį, dešinį ir atpalaiduojam. Kairį, dešinį. Ir čia svarbu išsukt, atpalaiduoti. Ir kai atpalaiduojam, jaučiam, kad mentis dar labiau atsipalaiduoja, petis atsipalaiduoja, išsiplečia raktikaulis, krūtinė ir dar labiau atsipalaiduoja nugara. Ir paskutinį kartą ir sustojam ir dabar kyla rankos į viršų ir rankas darom lygiai taip pačiai kaip su hanteliu, kaip liftą darėm, menčių į viršų. Važiuoja mentis ir mes jas suspaudžiam vieną su kita. Ir vėl išvažiuoja, suspaudžiam. Čia svarbu, kad delnai būtų tiesiai virš pažastų. Ir dar kartelį. Taip. Ir dabar gramzdinam, visiškai žastus nugramzdinom ant kilimėlio. Ir ilginam kairį didįjį pirštą į lubas, o dešinį žastą atpalaiduojam žemyn įstrižai. Tada dešinį didįjį pirštą į lubas ilginam, kairį žastą žemyn. Ir taip pakaitom ir atpalaiduojam. Ir jaučiam, kaip atsipalaiduoja įstrižai kūnas. Ir kiekvienas toks įstrižas judesys stabilizuoja, balansuoja mūsų visą raumenyną, duoda signalą mūsų smegenim. Kad ir taip galima. Ir jaučiam, kad viena pusė galbūt ne taip gerai atsipalaiduoja negu kita. Jeigu esam dešiniarankė, jaučiam, kad dešinys žastas ne taip lengvai nugrimsta ant kilimėlio. Ir dar kartelį. Labai gerai. Ir sunėriam rankas, išsukom į viršų ir traukiam raumenis žemyn, tarsi atpalaiduojam į pažastis, išsukam žastus. Ir rankos kyla į bokštą. Aha. Ir jaučiam, kad atsidaro krūtinė, atsidaro alkūnės į šalis ir nepadedam rankų. Čia svarbu, alkūnės kybo plūduriuoja. Ir su įkvėpimu priekinius šonkaulius traukiam link dubens, su iškvėpimu išsukam žastus, platinam raktikaulius, išilginam viršugalvį tolyn. Aha. Ir įkvepiam per dešinį sėdinkaulį, iškvepiam per kairį riešą ir ilgėjam per visą kūną, leidžiam išilgėjimą. Įkvepiam per kairį sėdinkaulį, iškvepiam per dešinį riešą.
Ir dar vieną kartą pakartojam. Įkvepiam per dešinį sėdinkaulį, aktyvuojam dešinę dubens pusę ir tarsi įstrižai patraukiam visus sistemas, visus organus ir iškvepiam per riešą. Ir į kitą pusę, kairė dubens pusė aktyvuojasi ir traukiasi visi organai į viršų, įstrižai, iškvepiam per dešinį riešą. Kam yra per sunku, galim rankas šiek tiek arčiau galvos ir padėti. Kas nori sunkesnio varianto, lieka rankos. Ir su iškvėpimu sėdinkaulius traukiam link pakinklio ir išeinam į tiltelį. Ilginam toliau kelius. Ilginam. Ir ilginam bambą įstrižai iki dešinio kelio kairio riešo per visą kūną. Kairio kelio dešinio riešo. Ir dar vieną kartą jaučiam, kaip visos struktūros išilgėja. Ir išsukam šlaunis iš kirkšnių abi. Ir aktyvuojam dubens dugną, leidžiam slysti organams žemyn, dirbam su dubens dugno raumenim ir kartu kūnas visas ilgėja per karūnos tašką, per viršugalvį, per rankas. Ir sustojam ir dabar ilginam dešinį kelią į priekį, kairį. Ir leidžiam išsiilginti visam šonui, visom struktūrom ir atpalaiduojam dubenį. Dubuo supasi pats, ilginasi kojos, keliukai. Ir dar kelis kartus ir sustojam, ilginam keliukus tolyn, viršugalvį tolyn ir grįžtam į pagrindinę padėtį. Ir jaučiam, kaip tiesiam kairį kulną tolyn, dešinį kulną tolyn. Prajaučiam visą savo kūną ir įkvepiam per dešinį kulną įstrižai, iškvepiam per kairį ranką, atpalaiduojam. Ir į kitą pusę įkvepiam, iškvepiam, jaučiam, kaip mentis, petys atsipalaiduoja, nugrimsta. Ir vėl kulnu brėžiam atgal liniją ir traukiam kojas prie krūtinės. Ir į vieną pusę, į kitą pusę pamasažuojam nugarytę. Taip. Ir per šoną išeinam į pritūpimą. Jaučiam, kad pėdos klubų plotyje, keliukai tiesiai žiūri, rankom laikomės ir ilginam sėdinkaulius tolyn, viršugalvį tolyn. Ir prailginam dešinį kelią į priekį, kairį sėdinkaulį atgal, kairį kelią dešinį sėdinkaulį atgal, kelis kartus. Ir su iškvėpimu dedam kulnus žemyn ir tarsi siaurų koridorium einam į piramidę. Ir čia gali būti kulnai truputėlį nuo grindų, šiek tiek sulenktos kojos, žiūrint, kaip jūs esat, kokioj dabar, kiek galite įsitempti, išsiilginti. Ir tada kyla sėdinkauliai į viršų, viršugalvis žemyn ir truputėlį leidžiam kulnus vienas kitą, paspirokliuojam ir kas gali, kulnus leidžiam ant kilimėlio, pasižiūrim, ar gera padėtis rankų ir keliukus paliekam minkštus ir tiesius ir dar sėdinkaulius tolyn. Ir čia išsukam žastus į išorę, išsukam šlaunis į išorę kelis kartus. Ir įkvepiam per dešinį kulną ir iškvepiam per kairį didįjį pirštą. Iškvepimas eina įstrižai, visas kūnas išsiilgina. Tada įkvepiam per kairį kulną, įkvepimas eina per kairę koją, įstrižuoja per dubenį, iškvepiam per dešinį didįjį pirštą.
Ir dar vieną kartą. Išilgėjam ir iškvepiam dar sėdinkauliai į viršų, viršugalvis žemyn ir į kitą pusę. Ir vėl spirokliuojam ir einam atgal. Ir išeinam dar kartelį į pritūpimą, leidžiam kraujotakai sugrįžti, įkvepiam, iškvepiam. Ir dedam kulnus, rankos ant blauzdų. Truputėlį paeisiu, kad jūs mane matytumėt. Ir išsiilginam viršugalvį tolyn, sėdinkaulius tolyn, kirkšnis tolyn, kaktikaulis tolyn. Prasitempiam, įkvepiam, išilgėjom, ilgieji pirštai didieji žemyn ir su iškvėpimu išsitiesiam. Tai kągi, linkiu jums geros dienos ir tegu rankos, tegu širdis atsiveria ir priima viską, ką duoda pasaulis. Sėkmės.